Labadiena, tai Nacionalinės bibliotekos tinklalaidė Profesinis klausimas, kurioje šiandien svečiuojasi tikra Lietuvos bibliotekininkystės legenda – Vilniaus centrinės bibliotekos direktorė Rima Gražienė. Vilniaus centrinės bibliotekos sistemoje ponia Rima dirba jau 40 metų, o jai vadovauja jau per 30 metų. Įspūdingi skaičiai, gerbama direktorė, labadiena. Labadiena, miela Rasa. Tikrai skaičiai įspūdingi, aplamai metai praėję, man buvo tokie jubiliejiniai. 40 metų, kaip dirbu šitoj sistemoje. Pradėjau Vilnių nuo Mickevičiaus bibliotekos, tada perėjau į Vilniaus centrinę ir 35 metai kaip aš direktorė. Toks, žinot, ir pačiai gana nemažai apvalus jubiliejus. Tai va, tokie jubiliejiniai metai. Iš tiesų ir jūsų akise vyko didžiausi virsmai Lietuvos bibliotekose, Lietuvos bibliotekininkystėje. Ką labiausiai įsiminėte per tokią, tikrai netrumpą istoriją? Jūs labai gerai sakot, kad vyko virsmai. Iš tikrųjų, 35 metai atgal aš pradėjau dirbti, direktoriauti. Mano krikšto tėvas buvo Vytautas Gudaitis, kuris tuo metu buvo direktorius ir kultūros skyriaus vedėjų. Antanui Petrauskui pasiūlė mano kandidatūrą, jis mielai sutiko. Tada kažkaip tai tų konkursų nebuvo. Žinot, aš bijojau šiek tiek, parėjau namo, vyras pasakė, gali būti ir ministru, ko tik nori, bet šeima, kad nenukentėtų. Nes vyrai biški egoistai šiuo atveju. Ir aš ėmiausi to darbo, pradžia buvo labai sunki, sakyčiau. Prasidėjo vėliau kompiuterizacijos visos, kažkaip tai valdžia tam neskyrė pinigų. Tiesiog Požiūris į bibliotekas buvo, kurį reikėjo pakeisti, nori, nenori. Ir mes ėmėmės keisti. Aš manau, pradžia buvo sunki, bet paskui viskas įsivažiavo ir, pavyzdžiui, lyginant pradžią ir dabar kaip yra, tai dabar mes gyvenam aukso amžių. Aš taip pavadinčiau, mes gyvenam aukso amžių. Ir jūs teisingai sakot, mes ėmėmės to požiūrio keitimo, ar ne, kad tas požiūris pasikeistų. Ir tai tikrai akivaizdu, matant jūsų bibliotekos pokyčius ir virsmus, ir kokie tie didžiausi pokyčiai buvo per tą laiką būtent jūsų bibliotekoje. Pirmiausia, mes tapom modelinę biblioteką Rytų Europai su dar 5 bibliotekom, Klaipėdos, Utenos, Zarasų, Kauno ir Vilniaus. Tapo modelinės bibliotekos Rytų Europos bibliotekom, važinėjom daug. Daug tos patirties pasisėmėm iš kitų bibliotekų. O ką tai reiškia modelinė biblioteka? Tai reiškia pavyzdys kitom bibliotekom. Važiavom į tas bibliotekas, į Vengriją, į Čekiją, į Bulgariją. Ir mokėte. Ir mokėm juos, kaip reikia dirbti, patys nelabai viską mokėdami. O kas išrinko tas modelinės bibliotekas? Atviros Lietuvos fondas. Parinko. Jo, tiesiog buvo projektai neblogai parašyti, mums padėjo Ramunė Petuchovaitė. Prie to prisidėjo. Ir va taip mes biški stumėmės po truputį į priekį. Šiaip tai buvo dar Šiaurės kraštų informacijos biuras, kuris mums stažuotės organizavo. Aš pati dar buvau Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje. Ir tada Skandinavijos šalių bibliotekos mums tiesiog buvo pavyzdys, žinot. Jos visais laikais buvo pačios geriausios viešosios bibliotekos pasaulyje. Taip. O dabar, žinokit, nemanau, kad mes aplamai Lietuvoje labai daug gerų bibliotekų. Tame tarpe ir mūsų, kaip aš sakau. Ir tikrai Lietuvos bibliotekas ištiko proveržis ir prie to turbūt galėjo prisidėti ir Lietuvos bibliotekų modernizavimo programa, ar ne? Taip. Bibliotekų pastatai atnaujėjo, bibliotekos sumodernėjo ir Atviros Lietuvos fondo projektai, technologinės priemonės padėjo atnaujinti. Kas jūsų nuomonė be to pagrindo, materialaus pagrindo lemia bibliotekų veiklos sėkmę? Bibliotekų veiklos sėkmę, aš manau, lemia žmonės. Aš turiu pasakyti, tik tai žmonės. Jaunimas nelabai noriai ateina į biblioteką. Pasakysiu atvirai, mūsų biblioteka laikosi daugiausia ant vyresnio amžiaus žmonių, ant seniorų. Žmonės, su kuriais aš pradėjau dirbti. Tai yra puikūs žmonės, todėl kad jeigu kreipiesi padėti ko nors, nes didelis kolektyvas, 150 etatų, tai vis tiek sunku suvaldyti ir serga labai. Ir bibliotekos uždaryti nesinori, tada kreipiesi į žmonės, kad pagelbėkit, eikit ten padirbkit. Tai daugiausia vyresnio amžiaus žmonės, kurie visą tai pergyveno. Kartu jaunimas ateina, pasižiūri ir galvoja, ar čia dirbti ar nedirbti ir išeina. Labai sunku su kadrais.
Ir kai paskelbėm, kad ieškom darbuotojo tam ar kitam skyriui, gaunam tokį atsakymą. Labai mėgstu skaityti knygas, bet mes ieškom ne skaitytojų, kurių mes turime, mes ieškom darbuotojų. Ir jie visi įsivaizduoja, kad atėjus į biblioteką, jie sėdės ir skaitys knygas. Požiūris va toks šiek tiek, kurį reikia keisti. Bet didžiausia mūsų kaita turbūt buvo, kad mes labai neturėjom vienoje vietoje patalpų, kur galėtume visi susirinkti. Prieš 11 metų mums savivaldybė, ne už modernizavimo programos, už savivaldybės lėšas buvo pastatyta pirma biblioteka Lietuvoje. Pilnumoje mums pastatė Žirmūnuose biblioteką su įranga. Ir tada reikalai pajudėjo, kai pradėjo keistis merai. Pradėjo ateiti jaunesni, modernesni merai, daugiau matė bibliotekų. Ir kažkaip tai sekės mums juos įtikinti, nes aš manau, jeigu žmonės to nedarytų, nelabai ir valdžia palaikytų. Tiesiog labai puikus kolektyvas pas mus, žinokit, kaip ten bebūtų, čia nėra nei mano nuopelnas, kad aš tiek metų išdirbu, čia žmonės tiek negyvena, kiek aš išdirbu. Aš manau, kad jūsų lyderystė irgi turėjo labai didžiulę, net ir prioritetinę turbūt reikšmę. Iš tikrųjų, jums ir jūsų bibliotekai, jūsų komandai pavyko įrodyti savivaldybei bibliotekos vertę, ar ne? Taip. Ir tai akivaizdžiai matoma, tikrai tas savivaldybės palaikymas. Ir tai, kad biblioteka įrodė, kad ji yra gėris, toks visuotinis gėris Vilniui, tai iš tikrųjų ir tapo gėriu Vilniečiam, ir skaityklos lauke, ar ne, Bernardinų parke, ir visur. Ir iš tikrųjų tokia biblioteka Vilniaus skaitimui, biblioteka Vilniečiams. Apie tai dar pakalbėsime ir prie to dar grįšime įvairių bibliotekos naujovių, naujų idėjų ir projektų įgyvendinimo. O dabar norėtųsi paklausti, kokie kertiniai žmonės per pastaruosius dešimtmečius kūrė Lietuvos bibliotekininkystę? Kokius jūs labiausiai įsidėmėjote, paminėtumėte? Žinot, aš labai, gal tai pati buvo pradžia, dar kai aš buvau studentė, aš labai mielai prisimenu Levą Vladimirovą, kuris iš tikrųjų man ir dėstė. Aš aplamai universiteto komunikacijos fakulteto visus dėstytojus šiltai prisimenu. Ir Agotienę, Zaveckienę, ir Saudargą Basiulį, iš tikrųjų Gudaitį, buvo puikų žmonės. Ir mūsų studentus nelaikė kažkuo tai žemesniais, mes tiesiog labai puikiai sutardavom. O šiaip tai buvo Atviros Lietuvos fondas, kuris labai mums padėjo. Buvo profesorė Audronė Glosienė, kuri iš tikrųjų bibliotekininkystė buvo žvaigždė. Prie jos bibliotekininkystė buvo dar nenumirusi. Dabar praktiškai tos specialybės kaip ir nėra. Gal nelabai jos tokios kaip bibliotekininkystės reikia, nes dabar žmonės, žinot, naujos tos technologijos, dirbtinis intelektas ir visa kita dabar. IT-stai turbūt labiau mums reikalingi. Na, iš tikrųjų, tokia integruotas bibliotekos profesionalo modelis gaunasi. Jis turi būti ir projektų vadybininkas, ir šiaip vadybininkas, ir technologijų žinovas, ir edukatorius. Tų profesionalių bibliotekininkystės žinių iš tikrųjų labai reikia, bet patys metodininkai, neseniai tokį žvalgomąjį tyrimą atlikom, įvertino, kad profesinių žinių jų darbe reikia 12,5%. Atsakė, kad profesinės žinios sudaro jų darbą, o visa kita yra gebėjimas parengti ataskaitas, gebėjimas atlikti tyrimus, vadybiniai gebėjimai ir panašiai. Bet tai profesorė Audronė Glosienė šviesios atminties tikrai buvo žmogus, kurį aš vadinu bibliotekininkystės Saboniu. Tokia tikrai gimsta karta per 100 metų. Labai gerai pasakėte, iš tikrųjų tokių žmonių labai reta. Tai va tokie žmonės, kurie mums padėjo, liko atminty vis tiek galų gale. Be abejo, pavyzdžiui, mums labai didelę įtaką daro savivaldybė. Bibliotekos išlaikomos iš miesto biudžeto. Nes, žinot, Vilniuje yra labai daug renginių, čia nieko nenustebinsi, rajone gal kur nustebinsi, kad pasikviesi kokį rašytoją ar dar ką nors. O Vilniuje čia, žinot, tų renginių pasiūla didžiulė. Dešinė pasiūla didžiulė. Taip kad bibliotekai labai reikia galvoti, kaip pritraukti tą skaitytoją į biblioteką. Prie to prisideda ir savivaldybė, aišku, jie palaiko bet kokią mūsų idėją. Kas labai mane džiugina, iš tikrųjų, niekada nebuvo jokių konfliktų su savivaldybė. Reikia, žinot, mokėti ir išlaviruoti, valdžios keičiasi kas 4 metai, viena partija keičia kitą, tiesiog reikia
Reikia dirbti savo darbą Ir turėti tvirtą stuburą. Ir turėti stuburą. Taip, Rasa, taip. Ir kas yra tas stuburas, kas yra jūsų bibliotekos sėkmės varikliai, jūs jau minėjot žmonės ir minėjot, kad savivaldybė palaiko bet kokį jūsų projektą, tai aš tikiu, kai tai sakote jūs, nes iš tikrųjų jūsų projektai išskirtiniai ir labai geri, kaip gimsta tos projektų idėjos ir kokios buvo sėkmingiausios pastaruoju metu. Na, sėkmingiausi mūsų tai buvo knygomatai. Iš tikrųjų mes turim Pasiteisino. 14 knygomatų, jeigu neklystu, jau statom po antrą kai kur. Buvau šventėje, kai 11 atidarėme. Lapkričio 11. 11, taip, tikrai pasiteisino labai. Tiesiog, ko be paklausė, aš dar specialiai, eini į darbą, žmogus stovi prie grąžinimo dėžės arba pasiėmimo knygų ir paklausi, kaip labai gerai. Nes jis nori spėti savo darbą, o Taip, biblioteka taip, dar nedirba. Taip, labai. Antras projektas prieš 11 metų mums pastatė Žirmūnų 6 3 aukštų biblioteką savivaldybę už savo lėšas. Ir be abejo mūsų paskutinis projektas bibliobusas. Turiu pripažinti, kad aš skeptiškai žiūrėjau į tai. Simona pavaduotoja iškėlė tokią mintį apie bibliobusą metę. Aš galvoju, viešpatie, o pinigai kokie, man vis kolektyvas priekaištauja, kad aš labai pinigų gailiu. Bet pinigus reikia skaičiuoti. Daug kainavo mūsų tas bibliobusas, bet žinokit, pasiteisino tiek, kad net pasvalys dabar pasidarė mums nusižiūrėjęs. Bet jie mažesni, aišku, mūsų labai didelis. Tai ir pasiteisino tiek, kad net mūsų tinklalaidės fotografas grįžo iš jūs nufotografavęs, kalbėdamasi su jumis apie bibliobusą ir knygomatus. Iš tikrųjų labai matoma, labai žinoma tai jūsų veikla, jūsų veiklos naujovės ir jūsų drąsa. O ir minėjot, kad skaitytojai labai patenkinti tomis naujovėmis. Ar vis dar išlieka Antakalnis kaip labiausiai skaitantis? Žinokit, net nežinau, kad labai ir Karoliniškėse skaito. Ir Naujojo Vilniuje labai skaito. Ir Žirmūnuose atrodo, ateini 3 aukštai, tų skaitytojų kaip ir nesimato, bet kai pažiūri statistiką, per 3 aukštus išsimėtė jie. Šiaip tai žmonės labai skaito, kas labai džiugina. Iš tikrųjų, vien knygų mugės ką reiškia parodo. Tai aš manau, kad ir skaitys žmonės, vis tiek gyva knyga, popierinė jinai buvo ir bus. O kokie sumanimai ateičiai? Turim sumanimų. Turim, kol kas labai sunkiai mums skinasi šitas. Mes tiesiog, ką nors dar padarysim tokio, mes tokie esame, mes norim parodyti, kad mes ką nors kito padarom. Bet turim dabar dar projektą dėl Maironio gatvės, vieną didelį projektą labai. Maironio 2 čia prie jaunimo sodo įėjimo. Toliau dar turim projektą perkelti Jeruzalės bibliotekai naujas patalpas. O nepaminėjom Šeškinės bibliotekos perkelimo sėkmingo, ar ne? Tai irgi buvo senos patalpos ir dabar 3 kambarių bute buvo, baisu buvo. Dabar aišku, patalpos galėjo būti šiek tiek biški didesnis, bet labai graži biblioteka, labai lankoma, baldai nauji. Matot, kai užtat ir savivaldybė labai remia tokius dalykus, kad jie matomi ir bendruomenė įsitraukia, tai prijungiam bendruomenę visada. Nes bendruomenės yra jėga, žinokit. Jie turi savo balsą ir savivaldybė ir mieste. Tai dar planų yra, kol kas dar jų nenorim garsinti. Žinoma. Neaišku, kaip bus. O ko palinkėtumėt naujiems bibliotekų direktoriams, kurie įsilieja, kurių vis daugiau matomų vietoj senųjų? Ko palinkėtumėt iš savo pozicijos, iš savo sėkmės istorijos, iš savo sėkmės tribūno? Nepasiduoti, kovoti dėl darbuotojų. Pirmiausia, reikia galvoti apie darbuotojus. Jeigu jie turės geras sąlygas, jeigu jie bus lojalūs, pirmiausia, jie turi būti lojalūs savo miestui, savo įstaigai. Palinkėčiau būti visiems. Aš manau, kad jūsų biblioteka labai daug prisideda prie skaitančio Vilniaus tapatybės kūrimo. Tai iš tikrųjų miestų, rajonų bibliotekos galėtų irgi skaitantį kokį nors savo miestą, bet kokį pavadinimą galim įrašyti, pradėti kurti. Mes matai, turbūt naują tinklalapį pasidarėm, vietą, kur auga mintis, dabar mūsų šūkis yra kažkaip tai ir dabar, kaip nebūtų keista, atsiliepia jau 2 kolegos, kurie sako, kas jums darė tinklalapį, nes jūsų tinklalapis favoritas. Tokių nebūna. Iš tikrųjų labai geras. Originalus, iš tikrųjų labai. Tai Patrauklus ir patraukiantis dėmesį.
Tai labai ačiū gerbiama Rima, kad radote laiko savo užimtoj darbotvarkėje atvykti pas mus. Ačiū už jūsų optimistinius tokius atsakymus. Labai smagu buvo jūs priimti. Tai buvo Nacionalinės bibliotekos tinklalaidė Profesinis klausimas ir aš jos vedėja Rasa Januševičienė. Tinklalaidė pasirodo 2 kartus per mėnesį. Kviečiame klausytis. Ačiū, Rasa. Ačiū.